fantazijos vaikai, mes fantazijos vaikai, šokam trypiam amžinai, šokam trypiam amžinai. Šeštadienio vakarą baigė Lietuvos bendrosios gimnastikos ir moterų sporto asociacijos renginiai vasaros estradoje bei miesto stadione. Renginio atidarėme vienu metu šoko 1200 dalyvių, o baigiamajame renginyje iki pasimatymo stadione vienu metu šoko 600 šokėjų. Konkurse Džiaugsmo gimnastika dalyvavo 57 kolektyvai ir daugiau nei 700,5 dalyvių. Bravo, 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 bravo! Aplaudismentai! Big girl, you are beautiful. Walks into the room, feels like a big balloon. Said, hey girl, you are beautiful. Come on, my knees screaming, big girl, you are beautiful. Supply about 4, now a whole lot of women needs a whole lot more. To the room, feels like a big balloon. I said, hey girl, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, come on, my knees. Junga, koks tau čia laivelis, čiagi visas laivas, ir koksgi čia tau ežeras, čia tikrų tikriausia jūra. Kapitone, o kur mes plaukiam? Mes jau. Mes papilai naujai kitą, turia vairuoti ją bučiuoti. Sekmadienį daugumai įtampa jau atlėgo, tik ne jauniesiems futbolininkams, kurių laukia finalai. Aistrų čia tikrai nestigo, o mažieji net buvo aršesni už vyresnius kolegas. Stebino jaunieji Palangos futbolininkai, kurie susibūrė būtent sporto visiems festivaliui ir džiugino savo sirgalius gražiomis pergalėmis. Į rankas reikėjo atviras. Į rankas reikėjo. Vo, valdo Leilą. Matėme
Emocijų labai daug, nepergyvenkit. Kalbėkit. Na tai papasakokit, kas čia vyksta ir dėl ko čia tai pergyvena dabar. Pergyvenam, kadangi mūsų vaikų komanda Palangiškių padarė savo komandą. Ta prasme, vietiniai vaikai, gatvės draugai susirinko ir padarė savo komandą. Kokią savaitėlę pasportavo ir nusprendė, kad jau gali dalyvauti varžybose. Nu va ir bandom. Kaip kol kas sekasi? Vieną dėją pralaimėjom 1-2, o kitą žiūrėsim dabar šitą kitas varžybos, kaip seksis. Tai labai sergat, ar ne? Čia visa tėvelių brigada susirinkus, ar ne? Taip. Treneriai yra. Tai ką, linkim sėkmės. Ačiū. Gerai, tai vaikai, papasakokit, kaip čia Gavo sakė, kad jūs tiesiog susirinkot labai greitai ir nusprendėt, kad reikia dalyvauti varžybose. Taip. Jūs gatvės? Žaidžiam čia visą laiką, kiekvieną dieną futbolą. Žaidžiam. Šitam stadione? Taip, tu tenai. Ten toliau einam kartais žaisti. Tai jūs čia galima sakyti stadiono ir aikštės šeimininkai? Kaip, galim taip sakyti, nežinau. Tai taip gaunasi, kad namų sienos jums pagelbėjo ir iškovojat pirmą vietą, ar ne taip? Taip. O kas buvo sunkiausia šitose varžybose? O tu toksai pats mažiausias atrodo, bet mačiau pats aršiausias buvai. Įmušti įvartį. Kaip bėgau ginti buvo žaidėjus labiausiai sunkiai. Nes didesni? Aha. O kuri komanda iš varžovų buvo stipriausia jums, sunkiausia buvo žaisti? Vietra. Žagarė vienas. Kai mes žaidėm pirmą dieną vakar. Supratau. O tu vartininkas, ar ne? Taip. Tai sakyk, kiek įvarčių praleidai į savo vartus? Aš šiandien. Apskritai? 3. Tai čia turbūt rekordas varžybų, čia labai nedaug. Gal? Mes labai treniravom kiekvieną dieną, mes stengdavomės viską. O tai kaip treniravot, jeigu praleidžiai į vartį, tai ką, visi į užpakalį? Ne, ten darydavo atspaudimus, ten visoks kengūrinis šaliukus ir panašiai. Tai žodžiu pasikausti, ar ne? Taip. Tai kitais metais dalyvausit? Taip. Kokia vieta kitais metais bus? Pirma! Sėkmės, vaikai. Ačiū. Kalbėdami su mumis Palangiškiai dar tiksliai nežinojo rezultato, bet visgi jiems pavyko užlipti ant apdovanojimo pakylos ir iškovoti garbingą 3. vietą. Po kiekvienos rungties sportininkai buvo apdovanoti medaliais, taurėmis ir diplomais, liudijančiais dalyvavimą masiškiausiame šalies sporto renginyje. Na, merginos, tai sakykit, kaip čia taip yra? Kaunas, krepšinis, pirma vieta, ar tai reiškia, kad visgi tai krepšinio sostinė? Viskas labai dera, Kaunas, krepšinis, pirma vieta, nėra ko norėti. Dabar kokios buvo tos varžybos, kaip jums sekėsi ir kaip visa šventė, ar dar gal kažkur kitur dalyvavot? Ne, tinklinį žaidėm vakar. Ir? Tiesiog šiaip dėl malonumo. O krepšinio varžybos kaip sekėsi, kas tikriausiai varžovai buvo? Kad visi lygo iš tikrųjų šiais metais stipresnis varžovės negu praeitais metais. Šiaip, galima sakyti, lengvai. O kokia sėkmės formulė? Treniruotės, draugiškas žaidimas ir, nežinau, geras oras. Darbas ir dar kartą darbas. Ar kitais metais žadat vėl dalyvauti? Žinoma, jau 2 metų dalyvaujam, tai manau, tai viskas bus. O praeitais metais kaip sekėsi? Trečia vieta. Tobulėjat? Taip. Esam iš Kauno, o kelias buvo lengvas, net labai. Gaila, kad tiek mažai komandų dalyvauja.
ypač vyresnio amžiaus krepšininkių galėtų tikrai sudalyvauti. Būtų įdomiau būtų, nes iš 4 komandų tai beveik visos nugalėtojos. Tai dėl to ir buvo lengva, kad nebuvo daug konkurencijos, ar ne? Taip. Dabar kiek metų dalyvaujate, kaip sekėsi praėjusiais metais ir kokie planai kitais metais? Praeitais metais taip pat laimėjom 1 vietą. O irgi planai bus, kitais metais vėl dalyvauti ir apginti čempionių vardus. O pernai buvo pirmas iš 3 ar iš 5 komandų? 2. Varžybų organizatoriai džiaugiasi, kad renginys prabėgo sklandžiai, o Palanga tą savaitgalį buvo bene vienintelė vieta Lietuvoje, kurie neiškrito nei vienas lašas lietaus. Džiaugtis reikia, kad dalyvių skaičius nemažėja. Dvejonių šiek tiek buvo, kadangi patys suprantame, ne visiems miestam pasisekė su savo komandos, tiesiog dėl lėšų stygiaus, dėl galimybių, nebuvimo galimybių transportą pateikti. Bet šiaip tai maloniai nustebino dalyvių gausa per 5,5 tūkstančio dalyvių, prieš apie 8,5 tūkstančio startų. Tikslas šitų žaidynių yra, kad ne vien tik atvykusiai sudalyvauja arba asocijuoti nariai, bet kuo daugiau norima pritraukti dalyvių iš šalies, tai atvykti poilsiauti, iš aplinkinių rajonių. Manau, kad tikslai uždaviniai yra pasiekti. 16 kartą šitos žaidynės, galima sakyti, pasiseka. Nuo to žodžio prasme, 36 sporto šakos, tai nežinau, ar daugiau jų galima ką nors būtų Palangoje patalpinti, nors, kaip sako, fantazijai ir kūrybai nėra ribų. Kiti metai parodys, galbūt asociacijos mūsų nariai dar pasiūlys ką nors tokio įdomaus. Maloniai nuteikia tai, kad mūsų šventės svečiai, regbio veteranai gražiai sudalyvavo pliaže, tikrai stringos ir gražios varžybos. Matėme svečius iš Kaliningrado, svečius iš Latvijos. Jų akimis prašėme įvertinti visą tai. Jie maloniai nustebinti ir apgailestauja, kad pas juos to nėra. Bet sakė, kad būtinai bandys kartoti kažką tai pas save ir kad tokias tradicijas paskleisti nors artimiausiose šalise. Tai galbūt tiek būtų. Nu, toksai klausimas, už kokias sporto šakas ir už kokias komandas galbūt, na taip, netaktiška, bet kokios sporto šakos jums labiausiai patiko ir už kokias labiausiai sirgot ir stebėjot? Nu, aš tai stengiuosi būti bešališka, bet kaip kiekvienas žmogus, kiekvienas pilietis turim savo simpatijas, antipatijas. Be abejo, visada stebiu futbolą, krepšinį. Čia abejonės, ko gero, kiekvienas lietuvis tą patį pasakytų. Bet jau kartuosios, labai patiko regbis. Tai man apskritai gražu, kai augia vyrai, kada nepalieka sąsajų su sportu, kai aikštelėje kovoja 40-mečiai žmonės, kiek tai jam lyg atrodytų šalies, kad jiem yra dar tik 19, tai iš tiesų malonus reginys ir maloniai labai viltingai nuteikia ateitį, kad Lietuvoje įvairių amžiaus grupių žmonės randa vietą sporte. Dabar galbūt apie tas sporto šakas, kurios nėra tokios tradicinės, kurios galbūt netgi visiškai naujos buvo, netgi pavadinimą pamiršau, lietuviška viena sporto šaka renginio pradžioje, tenais tokias lietuviškas žalias riedulys, ribka. Ir dar galbūt kažkokių tokių sporto šakų, kurios nustebino žmonės ir kurios buvo kažkokios naujoviškos. Na, tai galbūt lietuviška ribka tai nėra nauja sporto šaka, tai tradicinė sporto šaka teisingai savo laiku buvo paplitusi Žemaitijos žemėje. Ir malonu, kad yra dar entuziastų šitos sporto šakos, kurie užsiima propagavimu, plėtra. Tai vėl kartu tai maloniai nuteikia. Ir ačiū Dievui, kad tokių entuziastų yra. Nu, kas čia iš tokių naujesnių tokių sporto šakų, tai panašus žaidimas į bočią metalinius rutuliukus. Mėto, tiesą pasakus, dabar net nežinau. Betankė, jo, tai tada prancūzų išradimas yra. Bet malonu buvo stebėti, kad vis dėlto žmonės pabandė pažaisti. Per labai trumpą laiką jau buvo apimti tokio sveiko sportinio azarto ir žmonėms tai patiko. Manau, kad tai tie irgi bus pasiūlyta žmonėms šitą žaidimą pažaisti Palangoje. Na ir galbūt paskutinis jūsų toksai prašymas ar palinkėjimas, ar žinutė žmonėms, kad visgi šeimoms, lietuvių šeimoms, kurie žada sportuoti, aktyviai praleisti poilsį šią vasarą, ką patartumėte ir kaip tai daryti geriausiai būtų sveikai? Be abejo, visą laisvalaikį arba didesnę dalį skirti kūno kultūrai ir sportui. Nes frazė
kuri iš pat atrodo banaliai, kad nieko nėra daugiau už sveikatą, tai yra tikriausia tiesa. Mokėti sveikai gyventi, tai yra žmogus išminties ir proto dalykas. Nes tik pats savo žmogus gali padėti, tik pats savo žmogus gali nepadaryti žalos. Na, o visiems kitiems, kurie matė mūsų anonsą žaidynių, tie, kurie stebėjo mūsų žaidynės, linkiu kitais metais atvažiuoti vėl pas mūsų, pasiruošti dalyvauti, nes manau, kad bandysime krepšinio varžybas dar išplėsti, tai organizuoti šeimų krepšinio varžybas, tai Lietuvoje nėra naujiena, bet manau, kad Palangoje tai gali pavykti mums įgyvendinti. Palankus oras buvo bėgimo mėgėjams, orientacininkams ir visiems sveikuoliams, kurie